Sveiki! Ar kada nors galvojate, kas dedasi didžiųjų technologijų kompanijų užkulisėse? Na, šiandien mes kaip tik ir praversime vienos iš kibernetinio saugumo lyderių Kasperskių vidinės virtuvės duris. Kartu panagrinėsime jų pasirodo slaptą vartotojo sąsajos biblioteką pavadintą Hexa UI ir pažiūrėsime, kągi jie atskleidžia apie jų inžinerinę kultūrą. Taigi, kai įmonė, kuri, visą savo reputaciją pastatė ant saugumo, sukuria vartotojo sąsajos įrankį, iškart kyla daugybė klausimų. Kokia ten architektūra, ar viskas patikima, kokybiška? Ir žinoma, pats įdomiausias klausimas, ar saugumo genijai gali būti ir puikūs vartotojo sąsajų kūrėjai? Išsiaiškinkime. Gerai, pradėkime nuo pat pradžių, nuo greitos pradžios gido, nes būtent čia, po to išorinių profesionalumo blizgesių, ima lįsti pirmieji, sakyčiau, nerimą keliantys ženklai. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo tiesiog nepriekeistingai. Taisyklės aiškios, dokumentacija tvarkinga, yra net pavyzdžiai kūrėjus. Atrodo, kad Kasperski komanda tikrai žino, ką daro. Bet, kaip dažnai būna, velnias slypi detalėse. Ir štai, prašau, pirmoji bomba. Būdas, kaip tvarkomi globalų stiliai, buvo apibūdintas labai tiesmukai. Originalus šaltinis sako, iš tikrųjų tai labai baisu. Gana stiprus pareiškimas, ar ne? Bet žinoma, tai dar ne viskas. Problemos slypi kur kas giliau. Pavyzdžiui, vertimų sistema yra tiesiog įkalinta pačiame įrankyje. O tai reiškia, kad ją pakeisti ar kaip nors pritaikyti tampa beveik neįmanoma. Negana to, kiekvienas net pats paprasčiausias elementas yra apvyniotas į kelis kodo sluoksnius. Tai visą sistemą paverčia labai nelankščią ir sudėtingą. Gerai, dabar pats laikas pasinerti į kodą. Pažiūrėkime, kasgi ten slėpėsi po paprasto, nieko neišsiskiriančio mygtuko komponentų. Būtent čia mūsų laukia didžiausia Hexa UI paslaptis. Ir paaiškėja, kad Hexa UI, nėra originalus kūrinys. Tai viso labo apvalkalas, sukurtas aplink kitą, beje labai populiarią UI biblioteką, Ant-Design. Iš esmės, Kasperski nesukūrė savo įrankio, o tiesiog perrengė jau egzistuojantį. Originalus apžvalgininkas šį sprendimą pavadino Trojos arkliu. Ir žinote, tai tobula metafora. Atrodo, kad gauni gražų pritaikytą sprendimą, bet kartu su juo į savo projektą įsileidi milžinišką, sudėtingą ir tiesą sakant sunkiai valdomą sistemą. Tai yra tiesiog klasikinis kompromisas. Gauni greitą rezultatą dabar, bet mainais už tai gauni ir didžiulę techninę skolą, kurią anksčiau ar vėliau teks gražinti. Tai lyg imtum greitai į kreditą su milžiniškomis palūkanomis. Ir štai čia pažeidžiama viena iš auksinių dizaino sistemų kūrimo taisyklių. Niekada nekurk savo sistemos apvyniodamas kitą. Kodėl? Nes taip tampama visiškai priklausomų nuo svetimų sprendimų, svetimų klaidų ir svetimų apribojimų. Projektas tiesiog praranda laisvę augti ir keistis. Gerai, o dabar perikime prie pasekmių. Pažiūrėkime, kaip šis vienas atrodytų nekaltas architektūrinis sprendimas sukuria ištiso problemų grandinę. Ir štai, ko gero, viena skaudžiausių pasekmių. Hexa UI yra įstrigusi su beviltiškai pasenusia Ant-Design versija. Tik pagalvokite, 4. versija, kai dabartinė jau 6. Kiek saugumo spragų, klaidų ištaisimų ir naujų funkcijų buvo praleista per visus tuos metus. Tai tiesiog milžiniška techninė skola. Dėl šito apvakalo požiūrio kiekvienas komponentas tampa neįtikėtinai sudėtingas. Paprastas mygtukas, prieš pasiekdamas vartotoją, turi pereiti per kelius abstrakcijos sluoksnius. Tai lyg svogūnas, daug sluoksnių, o pačiame viduje slepiasi tas pats senas Ant-Design komponentas. O ką visą tai reiškia praktiškai? Pirmiausia, lėtesnį veikimą, nes kompiuteris turi atlikti daugybę visiškai nereikalingų patikrų. Ir žinoma, tai tikras galvos skausmas programuotojams, kurie priversti dirbti su painine neaiškia sistema, kurioje padaryti klaidą yra neįtikinai lengva. Taigi, atidžiai išnagrinėjus visus šios sluoksnius, koksgi būtų galutinis Kasperski Hexa UI įvertinimas? Reikia pripažinti, kad projektui pavyko sukurti griežtas taisykles ir aiškius procesus. Bet visa tai pastatyta ant, tiesą sakant, ydingo ir technologiškai beviltiškai pasenusio pamato. Galiausiai Hexa UI tampa tiesiog puikiu pavyzdžiu, kaip ankstyvi architektūriniai sprendimai gali įkalinti projektą techninės skolos kelyje. Kelyje, iš kurio ištrūkti vėliau tampa be galo sunku, o kartais ir nebeįmanoma.
Tad visa ši Hexa UI istorija palieka mus su vienu labai svarbiu klausimu. Kas vis dėlto svarbiau – geležinės taisyklės ir procesai, ar lankstus ir modernus technologinis pamatas? Ir kada geras ketinimas sukurti tvarką tampa našta, kuri tiesiog stabdo bet kokį progresą?